tu ir taip vis tiek 1% ar 3% savo atmintį vis tiek žinosi jo trūkumus. Bet jeigu tu juos akcentuosis ir galvosi, tai sugriausi šeimą. O jeigu tu nori namą pastatyti, tai tu darai pozityvų darbą. Tu negriauni namo, statai. Tai statomas yra tik aktyvių geruoju būdu. Ir kai tu žiūri į savo artimą žmogų, tu negatyviom jos savybėm skiri, tarkim, iki 10% laiko ir dėmesio. O didžiąją dalį tu skiri kūrimui. Kūrimui, pavyzdžiui, kaip tu ugdai, jeigu tu nori ugdyti vaiką, kad jisai augtų, tai didžiąją dalį laiko tu jam duodi pozityvą, maistą, žinią, šilumą, dėmesį, laiką. Taip toliau, čia yra davimai, bet tu neatiminėjai iš jo energijos. Atiminėti energiją tai reiškia bausti arba disciplinuoti vaiką, kuris